Sveiki gyvi, čia Vidas Pinkevičius ir šiandien pakalbėsime apie tai, kaip galima paįvairinti giesmių grojimą vargonais, patalpinant pedaluose bet kokį giesmės balsą. Tai yra kojose, tai yra pedalais grojamam balse, jūs galite grojant iš giesmyno pagroti ne tik apatinę boso partiją, bet ir tenoro partiją, bet ir alto partiją ar net ir soprano partiją. Aš taip pat papasakosiu jums, kaip tai galima padaryti ir koks tai galėtų būti nuostabus derinys registrų. Pavyzdžiui, jeigu norite, pradėkime nuo pradžių, pradėti groti giesmę ir pedaluose įdėti soprano melodiją pedaluose, tai reiškia, kad reikėtų paimti 4 pėdų registrą pedaluose ir pagroti dar oktavą jį, reiškia, aukščiau. Arba 4 pėdų registrą gali būti net ir tam pačiam lygmenyje, o kartais net ir 2 pėdų registrą oktavą žemiau. Reikia paeksperimentuoti, kuriam aukštyje skamba ta melodija. Kad iš tikrųjų, kad jins skambėtų soprano lygyje. Bet jin grojama bus kojomis. Tai ką tada grotų dešinė ranka? Dešinė ranka galėtų groti alto ir arba tenoro balsus, arba tik alto balsą. Ir galėtų groti skirtingų manualų negu bosą ir tenorą, kadangi bosas ir tenoras tada būtų grojamas kairė ranka, o altas galėtų groti solo manualų, solo registruoti, kokį nors ryškesnę, ir galima būtų netgi ornamentuoti truputėlį, pridėti gražių pasažų, taip įvairinant giesmės faktūrą. Toliau galima būtų pedaluose groti ir alto balsą. Vėlgi tuomet reikėtų 4 pėdų registro, jį galima, aišku, su kopuliacija nusikelti iš manualo kokio nors, bet tada dešinė ranka galėtų groti solo manualų soprano melodiją. Soprano melodiją irgi galėtų ornamentuoti, arba tiesiog groti iš giesmyno. O vėlgi altas, tenoras ir bosas atitektų kairiai rankai. Trečias variantas galėtų būti, kai tenoras yra pedaluose, tenoro balsas. Tai tuomet reikėtų ne 16 pėdų registrų, ne 4 pėdų registrų, bet 8 pėdų registrų, grojant kojomis. Ir tada altas ir sopranas atitektų dešinį ranką, kaip įprasta, o boso partija atitektų kairiai rankai. Ir labai įdomu, jeigu grojate kitų manualų ir jeigu dar įsitraukite 16 pėdų registrą tai kairiai rankai, pagilinti, atrodytų kaip tarsi pedalais grotumėte tą kairę ranką, pabandykite. Na ir aišku, tas paskutinis būdas dažniausiai vartojamas yra, kai pedaluose skamba boso balsas, tai yra bosas pedaluose su 16 pėdų registrų pagrindu, o tada dešinėje rankoje sopranas yra altas, o kairėje yra tada būtent tik tais tenoro balsas. Pabandykite tokį triuką atlikti su bet kokia jums mėgstama giesmė. Tiesiog paimkite savo giesmyną, ten, kur yra išrašytas 4 balsų harmonizacijos bet kokios giesmės. Ir pamatysite, kaip gražiai galima paįvairinti savo giesmę, netgi galite vieną stulpelį giesmės vienaip, kitą kitaip, trečią trečiaip ir ketvirtą ketvirtaip, tarsi vis skirtingomis registruotomis ir spalvomis giedotumėte. Tai net ir su viena giesme tą galima labai puikiai padaryti. Nebus labai lengva, reikės lėtame tempe gerai pasipraktikuoti, bet pamatysite, kaip galima tobulinti savo rankų ir kojų savarankiškumo sugebėjimus tokiu būdu. Nes kojose jūs grojat ne tik bosą, bet ir bet kokį kitą balsą, čia labai įdomu. Nors užrašyta viskas yra kaip giesminis, sopranas, altas, tenoras ir bosas, taip kaip įprasta. Tai va, kokių nuostabių dalykų galima sugalvoti grojant giesmes, net ir palydint giesmių akompanimentą, kai bendruomenė gieda, jūs galite tokius dalykus išdarinėti vargonais labai sėkmingai. Sėkmės jums jūsų eksperimentuose.